Ką šiandien deginsim ant laužo? Savivalę, įstatymų nepaisymą, agresiją ir pareigūnų nuolankumą. Palaukit, nepertraukit. Pradėkim. Vyrai su ausinėmis. Panevėžyje jų buvo 2. Išsiaiškinome, jie iš saugos kompanijos Ares. Saugos kompanija teigia, kad nesirenka klientų pagal politinės pažiūras ir dirba griežtai pagal įstatymus. Saugos vyrams stumdyti viešame susirinkime esančius žmonės galima kokiame įstatyme. Šis kompanijos Ares drąsuolis dėmesio nustebsite. Mano žiniomis Lietuvos kariuomenės karys, kuriam iš karto po viešumoje pasirodžiusių šių kadrų pradėtas tarnybinis patikrinimas. Profesinės karo tarnybos karys negali dirbti jokio kito darbo išskyrus kūrybinį. Ar čia kūryba, paliekame spręsti kariuomeniai. Saugos kompanijai Ares patarimas – kitą kartą užsidėti skiriamuosius ženklus, o ne juokingai su ausinėmis vaidinti slaptuosius agentus. Važiuojame toliau. Kaunas. Čia pasirodo išsipustęs 7 kartus teistas recidivistas. Jis padeda tramdyti mokinius. Mes nieko blogo nedarom, jūs stumdo, dabar ūkiškai čia reikia. O šitas apsirėdęs žvejo kamufliažu ir vytį įsikalęs savo ant kaktos pasirodo kažkur yra matytas. Laimono Juozėno fetišas rodyti savo menkystos galią prieš vaikus. Ta patį jis darė ir rinkėjų susitikimuose su Paksu. Į susitikimus su prezidentu atėjusiems pareikšti savo nuomonės vaikams grasinama. Net žadėjo išmesti iš balkono ir paleisti žardą. Šitas dėdė išsitraukęs liemenę iš automobilio remonto dėžutės, tiek įsijautė į vaidmenį, kad ėmė gąsdinti mokinius baudžiamuoju kodeksu. Apie piketą turėjote visų pirma pranešti savivaldybės, o jūsų tėveliai neša atsakomybę už bet kokį viešosios tvarkos pažeidimą. Ne, dėdė Arai Sutkau, čia ne piketas, o dar kartą viešas susirinkimas su rinkėjais. Laikyti plakatus, užduoti klausimus, garsiai replikuoti nėra viešos tvarkos pažeidimas. Prašom, apleisti pastatą. Nepageidaujame čia. Kokiu pagrindu jūs vejate jaunimą iš viešo susitikimo su rinkėjais? Išsigandote Seimo nario? Vykdote neaišku kieno nurodymus? Administracija jūsų čia nepageidauja ir jūs turite išveikti. Administracija jūsų nepageidauja. Kokia administracija? Seimo nario administracija? Pastato administracija? Todėl mes čia esate nepageidaujami ir prašau išeiti. Pradėsiu reikalauti. Jei nereikalausit, bus išlaikyti. Pastato administracija išplatino pranešimą, kad jokių pageidavimų niekam nebuvo išsakiusi ir su jokiais policijos pareigūnais nebendravo. Reikia vis dėlto pasakyti, iš kur esate. Prienų savivaldybė pasižadėjo Nemuno aušrai su protestuoti ėjusiais vaikais rimtai pakalbėti apie pilietiškumą bei pagarbą kitai nuomoniai. Jei tave išvadina kalakutu, jausk pagarbą kitai nuomoniai. Mūsų jaunimas yra ant tiek kvailas. Ir man primena mano ūkį, kai ateini pas kalakutį, ir jie vis ateina žinai. Jei matai recidivistą salėje, jausk pagarbą kitai nuomoniai. Jeigu gąsdina, kad tave nufilmuos ir kažkam perduos, nusižemink ir jausk pagarbą kitai nuomonei. Ir aš jums turėčiau atsakinėti klausimus. Protestas yra viena iš pilietiškumo formų. Vaikai, mokiniai, jaunuoliai protestuose dalyvauti gali. Vaikų teisių apsaugos kontrolierė konkreti. Niekas negali riboti piliečio konstitucinės teisės. Nesvarbu, ar jis pilnametis ar nepilnametis. Atsisės dabar aš tau sakau. Ką pagal įstatymus, o ne pagal partijos pageidavimus, privalu žinoti prieš kitus kaiminėlio šou pasirodymus. Neklausyti jokių dokumentų nepateikusių senių šalčių, dėdžių su liemenėmis iš automobilio bagažinės, recidivistų, kamufliažinių žvejų ir neaiškių tipų su ausinėmis. Be atitinkamų skiriamųjų ženklų, dokumentų, jie yra niekas. Visiškas nulis. Nemuno aušrai patarimas labai paprastas.
Nuo šiol darykite uždarus susitikimus su savo rinkėjais privačiose valdose. Ir tada tikrai nereikės matyti nemalonių plakatų, nereikės nei apsaugos, nei senių šalčių, nei kamufliažinių žvėjų.